Jis turi gauti tik leidimą dirbti, kurį pateikęs visus reikalingus dokumentus, eilę dokumentų, prašymą, to žmogaus paso kopiją, kvalifikaciją rodantį dokumentą, darbo stažą patvirtinantį. Jeigu tas imigrantas, tarkim, savo šaly buvo teistas, tai mes, tarkim, Eurobiuras, tarkim, priimdamas tą prašymą, jis į tai nesižvelgia, kad tarkim, šaly buvo padaręs kažkokį, tarkim, nusikaltimą. Ar nėra tokio, kad tam tikrų karų sakytų, darbdavys atsiunčia žmogus pasirenka ir tada tą kandidatūrą paskui kaip ir... Iš tikrųjų, tai mes kažkokių tai specialių užklausimų ir ataskaitų iš policijos, tarkim, žmogus teisės ar ne, negauname. Tarkim, iš darbo patirties matosi ir gal darbdavys, kai tiesiog renkasi tą žmogų, mato arba pasiklausinėja, nes man atrodo, kad ir per pažįstamus, ir per draugus jie susiranda tos darbuotojus. O kažkokių specialių dokumentų, kad būtent rodyti teistumą ar neteisą žmogus, tai mes nereikalaujame. Lintant tokiem procesam emigracijos ir imigracijos, atsiranda vis daugiau tokių teritorijų, kurios yra tokio pereinamo kiemo. Tai, kas vartoja įvaizdį geležinkelio stotis ar aerouostas, turbūt šitie terminai gal kiek mažiau tiktų, dėl to, kad ten vis dėlto yra gerai organizuota išorinė priežiūra ir nesusidaro tokio spontaniškumo. O perinamas kiemas tai yra chaotiška vieta, niekieno neprižiūrim arba nepajėgiam prižiūrim. Tai vadinasi, ji labiausiai nualina. Ji labiausiai nesusaistomas atsakomis, kaip labiausiai jį naikina. Visi naikina, o niekas neatsako. Tai šitokios situacijos gali susiklostyti ir kultūrą. Tai šia prasme tas grėsmes turbūt reikėtų numatyti. Vadinkime ją, tegul būna, tai yra, jei kultūra yra daug emigruojančių ir imigruojančių, vadinasi, neišvengiami yra nomadizacijos procesai. Kai kultūriniai skirtumai įsitrina, bendros gyvenimo formos vienos tarpusavį kitas neutralizuoja ir atsiranda tokios puskultūrės, kad vaizdingiau būtų galima pasakyti, yra panašu į pusraštį, pusiau išsilavinimą, pusiau mokėjimą, pusiau gebėjimą gyventi. Tai visų šitų jėgų susitelkimas vadinasi praeinančių, imigruojančių, emigruojančių ir marginalizuotų žmonių, šitų sluoksnių didėjimas akivaizdžiai yra griaunamasis socialinės struktūros bruožas. Žmonėms kartais atrodo, kad svetimšaliai gauna daugiau dėmesio ir daugiau privilegijų negu savi krašto žmonės. Kodėl taip yra? Demokratizacija yra pasiekusi tokį mastą, kad silpnesni yra laikomi brangesniais už daugumą žmonių. Vadinamasi, įvairios mažumos įgauna išimtines teisės daugumos atžvilgiu, kadangi jie yra silpnesni. Viskas normaliai vyksta, šitas procesas, kol jis neįgauna kokių nors išorinių reglamentacijų pavidalų. Tai yra tol, kol vyksta savireguliacija. Iš tikrųjų, normalioj valstybė, krikščionybė tą labai akcentuoja, tą silpnesnį reikia globoti. Net ir šumerai, iš tikrųjų, kurdami valstybę, pradėjo įstatymus leisti ne apskritai dėl teisingumo, bet dėl to, kad būtų apginami našlės ir našlaičiai. Vadinasi, jie daugiausia kenčia toje visuomenėje, kurie viešpatauja stiprus. Tai visais laikais šitas vykęs rūpestis silpnesniais dabar yra įgavęs tokių tarptautinių normų, tarptautinių taisyklių ir galų gale įstatymų pavidalų. Aš taip, kas atsitinka, kai šitą nuostatą, kad silpnesnis yra vertas daugiau dėmesio, pavirsta tuo, kad silpnesnis yra geresnis už kitus. O tas geresnis susijęs su tuo, kad jis gauna ypatingą globą. Yra tarptautinės organizacijos, yra tarptautinės lėšos skiriamos tam. Ir šitą, kai nuostata ateina į tuos kraštus, kuriuose iš tikrųjų žmonės gyvena prasčiau negu šitie marginalai, atsiprašau, ne marginalai, bet tie mažumos labiausiai išvyščiusių kraštų, atsiranda labai paradoksalios situacijos. Kaliniai pasidaro
geriau gyvenantis už daugelį žmonių, kurie yra už kalėjimų ribų, vien dėl to, kad jie nėra valstybės, jie prižiūrimi. Geriau atsiduria, sakysime, ten kokie nors, kaip čia ir jūs paminėjate, atvykėliai labai trumpam laikui į svetimą kraštą, kadangi jie gauna tarptautinę paramą, galų galiai yra išorinė kontrolė, ekspertai atvyksta, kurie tikrina iš tikrųjų, kaip vykdomi tie įstatymai. Iš tikrųjų, žmonėm kyla, tiesiai pasakykime, žmonėm, kurie iš tikrųjų realiai gyvena prasčiau už tuos nedidelės grupės arba mažumas, atsiranda tam tikra neapykanta. Ir įbręs be abejo, įstiprės, bus grėsminga. Grėsminga ir sukels tai, kas dabar vadinama labai tokiu prasme praradusiu žodžiu, aš pabrėžiu šitą, prasme praradusiu žodžiu tolerancija. Mūsų visuomenė yra daugialypė, jau dabar pas mus yra lietuviai, rusai, baltarusiai, lenkai, ar ne, Vilniaus krašte. Ir yra nemažai ir turkų, ir iš Vidurinės Azijos žmonių ir taip toliau. Taip kad mes turime mokytis, mums privalu yra mokytis sugyventi. Reiškia, tai nereiškia, kad atvykstantis žmonės turi diktuoti mums sąlygas, bet labai svarbus yra integravimo procesas. Prancūziška meilės diena, mon amant de Saint-Jean. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? On croira toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Ten yra užsienyje tokia priimta tradicija. Kai baigia universitetus, nieks nepuola, reiškia, iš karto pulti dirbti. O buvimas tokia, reiškia, po universiteto vienus metus praleidus užsienio šalyje, suteikia labai daug šansų ir daugiau garantijų, kad tu gausi geresnį darbą. Küstürdüm canımdan bezdim, insafa gel yeter. Ya beni de al oralara, ya da kalbini bana geri ver. Bu kaçıncı gözüm yazına küsen, yıllar oldu özlediğim bu kaçıncı unutup giden. Yine ben miyim yenilen, yine mi oyuna gelen? Aslında kimi zaman karşı koyamadım, dayanamadım, ben de senin gibi. Mauricijus moko italų kalbos. Italija – Europos kultūros lopšys. Renesanso epocha. Atgimimas – tai sielos judesys gerumo link. Che lasciai la casa per navigare, quel dì ti lasciai piccina pel grande mare, però nel mio cuore ti porto lontan da te. Io so che m'aspetti sempre che pensi a me, se al tuo